į kokias maldas atsakydamas Dievas apreiškia savo galią, kaip nuolat su juo bendrauti. Šėtonas dažnai griebiasi apgaulės, jo didžiausias siekis neleisti žmonėms melstis. Tam jis naudoja užimtumą kasdieniais rūpesčiais ir darbais. Kai nesimeldžiame, stokojame galios, kuri pasiekiama tik maldoje. Jei matytumėte, kad jūsų malda keičia aplinkybės ir žmonės, melstumėtės kur kas daugiau. Dievas, atsakydamas jūsų prašymų savo antgamtinę galią, pasiekia tą žmogų, už kurį meldžiatės. Kai meldžiamės iš širdies, Dievas būtinai atsako į mūsų maldas. Tačiau sukalbėti maldą ir galingai melstis yra du skirtingi dalykai. Taigi, šiandien kalbėsime apie tai, kas yra paveiki malda. Naujajame testamente yra viena kontroversiškiausių ištraukų, kurioje tikintiesiems duotas nuostabus pažadas. Jokūbo laiško 5 skyriuje nuo 13 iki 18 eilutės skaitome. Kas nors iš jūsų kenčia, tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi, tegul gieda. Kas nors pas jūs serga, tegul pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda. Elijas buvo vargo žmogus kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų, ir nelijo žemėje 3 metus ir 6 mėnesius. Jis ir vėl meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė išželdino savo vaisių. Taigi, melstis ir prašyti Dievą tai ne tas pats, kas sukalbėti maldą, kurios jis neišgirs arba nepaisys. Jei išvelgsime, kas pasakyta šio skyriaus 16 eilutėje, patirsime dramatiškų pokyčių ir matysime atsakymus į savo maldas. Pasikeis mūsų aplinkybės, artimųjų žmonių ar šeimų gyvenimas. Jokūbo laiške 5 skyriaus 16 eilutėje pasakyta. Daug gali karšta teisiojo malda. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbos žodis energeo, kuris į lietuvių kalbą verčiamas žodžiu karšta. Įdomu tai, kad šis žodis vartojamas ne kaip būdvardis, bet kaip neveikiamosios rūšies veiksmažodis. Vadinasi, galia yra išorinė, ją suteikia kitas asmuo. Tai itin svarbu suprasti, nes pati malda neturi jokios galios. Galia tai antgamtinės Dievo jėgos pasireiškimas ir atsakas į mūsų maldą. Jokūbo laiško 5 skyriaus 16 eilutę galima būtų interpretuoti taip, kad Dievas atsakydamas į mūsų maldą išlieja savo antgamtinę galią tam objektui, už kurį meldžiamės. Dievas yra visagalis. Laiške Efeziečiams 1 skyriaus 19 eilutėje apaštalas Paulius rašo. Ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Šioje vietoje galia apibūdinama 4 skirtingais graikų kalbos žodžiais. Tarp jų vėl vartojamas tas pats žodis energeo, kuris reiškia Dievo varomoji jėga. Ji yra atsakas į mūsų maldas. To paties laiško 3 skyriaus 20 eilutėje skaitome. O tam, kuris savo jėga veikiančią mumise gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome.
Maldos galia tai išorinė visagalio Dievo jėga, kuri yra atsakas į mūsų prašymą. Visos religijos turi savų maldų. Tačiau krikščioniško tikėjimo malda paliečia patį Dievą. Atsakydamas jis maldos objektui apreiškia savo antgamtinę jėgą. Žmogaus veikla rodo jo siekius, o malda parodo, ką gali padaryti tik vienas Dievas. Kai teisėjai pradeda karštai melstis ir prašyti Dievą dėl to, kas jiems labiausiai neduoda ramybės, dėl ko jie labiausiai sielojasi, pradeda veikti antgamtinė jo energija. Karšta teisiojo malda žemėje atveria Dievo energiją. Visi sielojamės ir nerimaujame dėl nepalankių aplinkybių. Jei pradedame karštai melstis, Dievas pažada apreikšti savo neapsakomą galybę, galinčią pakeisti tautų, šeimų ir atskirų asmenų likimą. Atsakydamas į mūsų maldas, jis keičia aplinkybės. Jis nori apreikšti savo visą galybę. Jei norite matyti Dievą veikiant savo šeimoje, finansuose, aplinkybėse, darbe, versle, bažnyčioje ir tarnystėje, pradėkite karštai melstis ir pamatysite, kaip keičiasi aplinkybės. Jei mes pasirengę melstis, mūsų dangiškasis tėvas visada pasirengęs apreikšti savo jėgą. Kaip jau minėjome, pirmiausia veikia jo galia. Na, o dabar derėtų išsiaiškinti, kaip reikia melstis, kad Dievas apreikštų savo antgamtinę jėgą. Savo laiške apaštalas Jokūbas, kalbėdamas apie maldą, sako: daug gali karšta teisiojo malda. Tiesą sakant, apie Jokūbą buvo sakoma, kad jis turi kupranugario kelius. Mat labai daug laiko praleisdavo ant kelių besimelsdamas ir ant kelių buvo pritrynęs nuospaudas. Savo laiško 5 skyriuje, nuo 13 iki 16 eilutės, apaštalas kalba apie maldą. 13 eilutėje jis rašo: kas nors iš jūsų kenčia, tesimeldžia. 14 eilutėje pasakyta: te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie te pasimeldžia. 15 eilutėje skaitome: tikėjimo malda išgelbės ligonį. O 16 eilutėje Jokūbas rašo: melskitės vieni už kitus. Visur vartojamas tas pats graikų kalbos žodis, kuris reiškia melstis, tik 16 eilutėje pavartotas kitas graikų kalbos žodis reiškiantis didelį troškimą. Taigi, kalbėdamas apie maldą, Jokūbas omenyje turi didelį troškimą. Žodis karštas reiškia smarkus, nuoširdus, užsidegęs. Karštai melsdamiesi meldžiame su jausmu, atkakliai, nepasiduodame. Dažnai manome, kad pakanka sukalbėti maldą arba pasimelsti pakeliui į darbą. Be abejo, galima melstis ir šitaip. Tačiau šioje šventojo rašto vietoje kalbama apie visiškai kitokią maldą. Laiške Kolosiečiams 4 skyriaus 12 eilutėje apaštalas Paulius rašo: jūs sveikina Jūsiškis Epafras, Kristaus Jėzaus tarnas, kuris visuomet grūmėsi už jūs malduose, kad tvirtai laikytumėtės ir tobulai vykdytumėte Dievo norus. Akivaizdu, kad malda pradeda veikti tuo met, kai pradedame iš tiesų karštai melstis, o nebėgdami sukalbame maldelę. Dažnai malda pareikalauja itin daug jėgų, o po jos jaučiamės išsekę. Po tokios maldos savo kūnu pajusime antgamtinę Dievo energiją. Malda iš tiesų yra paveiki. Kaip jau minėjome, ne bet kokia, o karšta teisiojo malda atveria kelią veikti antgamtiniai Dievo galiai. Tokia malda
pareikalauja daug jėgų ir laiko. Taigi Jokūbas sako, kad karšta malda yra paveiki. Karštai melstis, nebūtinai ilgai kartoti ilgas maldas. Karšta malda išreiškia mūsų požiūrį, motyvus, troškimą, siekį, kad Dievas pakeistų aplinkybės. Kai pradėsime karštai melstis, būtinai pamatysime pokyčių. Tačiau dėrėtų prisiminti ir tai, kad galima karštai melstis ištisas valandas, dienas, mėnesius ir metus ir nematyti jokių pokyčių, kadangi meldžiamės prieš Dievo valią. Taigi mūsų prašymas turi atitikti jo valią. Jokūbas apie tai savo laiške 5 skyriaus 13 eilutėje rašo. Jei kas nors iš jūsų kenčia, kančia gali būti ne tik fizinė, bet ir emocinė, psichinė. Kai teisėjai karštai meldžiasi, liga gali būti išgydyta. Jokūbas nesako, kada ir kaip malda bus atsakyta. Tik patikina, kad daug gali karšta teisiojo malda. Tuomet Dievas apreiškia savo antgamtinę galią ir tą pat akimirką pradeda veikti mus labiausiai neraminančiose aplinkybėse ir žmogaus, už kurį meldžiamės gyvenime. Na, o dabar išsiaiškinkime, į kokio žmogaus maldą atsakydamas Dievas apreiškia savo galybę. Kai suvoksime, ką gali padaryti malda ir tai, kad Dievas mus gali panaudoti aplinkybėms, įvykiams ar žmonėms pakeisti, pasikeis ir mūsų maldos koncepcija. Jei norėtume apibūdinti žmogų, gebantį melstis tokią maldą, tikriausiai mums reikėtų prirašyti ne vieną tomą. Tačiau Dievas tokiam žmogui apibūdinti pasirinko vieną vienintelį žodį teisusis. Dažnas mano nesąs teisus, todėl ir negali karštai melstis, tad reikia išsiaiškinti, ką šis žodis reiškia. Laiško Romiečiams 3 skyriaus 10 eilutėje pasakyta. Nėra teisaus, nėra nei vieno. Vadinasi, ne vienas žmogus pats savaime nėra teisus. Mūsų teisumas tai bendravimo su Jėzumi Kristumi vaisius. Jėzaus mirtis ant kryžiaus išpirko mūsų kaltes ir nuodėmes ir išlaisvino mus, kad būtume tuo, kuo Dievas nori mus matyti. Biblijoje apie teisumą pasakyta, kad visų pirma teisiojo padėtį užimame arba, kitaip tariant, dvasinį teisumą įgyjame dėl bendravimo su Jėzumi. Tai nėra mūsų elgesio vaisius. Šventajame rašte sakoma, kad mes paskelbti teisiais. Mums suteikta teisumo dovana ir mes apgaubti teisumu. Laiške Romiečiams 5 skyriaus 17 eilutėje apaštalas Paulius rašo. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. To paties skyriaus 19 eilutėje pasakyta. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs. Mielas bičiuli, galbūt ne visada teisiai elgėtės, bet Biblijoje sakoma, kad tą dieną, kai priėmėte Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją ir patikėjote jo išperkančią mirtimi ant kryžiaus, Dievo akyse tapote teisus. Šis teisumas yra viena teisumo forma. Apie kitą teisumo formą rašoma 1 Jono laiške 3 skyriaus 6 ir 7 eilutėse. Kas tik gyvena jame, tas nedaro nuodėmių, o ne vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino. Vaikeliai, tegul niekas jūsų nesuklaidina. Kas teisiai elgiasi, tas yra teisus, kaip ir jisai teisus. Apaštalas Jonas 6 eilutėje rašo.
Kas tik gyvena jame, tas nedaro nuodėmių. Čia numanoma nuodėminga gyvensena. Biblijoje sakoma, kad mes esame retkarčiais nusidedantys šventieji, o nuodėminga gyvensena būdinga netikintiems, kurie nėra priėmę Jėzaus Kristaus kaip savo gelbėtojo ir viešpaties. Pasak 1 Jono laiško, tokia teisumo forma susijusi su mūsų elgsena. Taigi yra teisi padėtis, kai esame teisūs dėl savo santykių su Kristumi, ir praktinis teisumas, mūsų teisi elgsena, kitaip tariant, klusnumas Dievui. Perfrazuodami apaštalą Jokūbą galime pasakyti, kad atsakydamas į teisių ir klusnių visagaliui Dievui žmonių maldas, jis apreiškia savo galią jų maldų objektui. Tad pasakymų nėra teisaus, nėra nei vieno, apibūdinami tik pražuvę žmonės. Biblijoje sakoma, kad mūsų nuodėmės atskiria mus nuo Dievo ir dėl to jis mūsų negirdi. Kai savo gyvenime puoselėjame nuodėmę, Dievas mūsų nebegirdi. Jei gyvename nuodėmėje ir esame neklusnus Dievui, neutralizuojame savo maldos galią. Galime ant kelių praleisti visą dieną, kalbėdami su Dievu, bet tai neduos jokios naudos. 66 psalmės 18 eilutėje parašyta: Jeigu būčiau turėjęs piktą mintį širdyje, Viešpats nebūtų klausęsis. O pranašo Izaijo knygoje 59 skyriaus 1 ir 2 eilutėse skaitome: Viešpaties ranka nėra sutrumpėjusi, kad negalėtų gelbėti, ne jo ausis apkurtusi, kad neišgirstų. Bet jūsų kaltės atskyrė jūs nuo jūsų Dievo, jūsų nuodėmės uždengė jo veidą ir jis nebegirdi jūsų. Taigi, kaip sakėme, karšta teisiojo, klusniai gyvenančio prieš Dievą malda atpalaiduoja Dievo energiją prašomo objekto link. Tad jei meldžiatės Dievui ir jis neatsako, derėtų įvertinti savo gyvenseną. Jokūbo laiško 5 skyriaus 17 ir 18 eilutėse sakoma: Elijas buvo vargo žmogus kaip ir mes. Jis melsте meldė, kad nelytų, ir nelijo žemėje 3 metus ir 6 mėnesius. Ir jis meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė išželdino savo vaisių. Kaip matome, Dievas nekalba apie antžmogius galinčius antgamtiškai melstis ir pavyzdžių ima pranašą Eliją. Šventajame rašte pasakojama, kad jis buvo toks kaip visi žmonės, itin trapus, silpnas, linkęs pasiduoti pagundoms ir bijantis aplinkybių. Kartais jis, taip kaip ir jūs, norėdavo viską mesti ir pasiduoti. Jokūbas parodo, jog Elijas meldėsi ir karštai prašė gyvojo Dievo, kol nužengė šventoji dvasia ir išliejo antgamtinę jo galią. Taigi visa tai prieinama kiekvienam Dievo vaikui. Na, o dabar apibendrinkime. Norint paveikiai melstis, reikalingi 3 dalykai. Pirma, mūsų prašymas turi atitikti Dievo valią. Antra, melstis turime karštai, trokšdami atsakymų. Na ir trečia, malda turi kilti iš tyros širdies. Kai teisėjai karštai meldžiasi ir prašo visagalio Dievo atsakymų, jis apreiškia savo antgamtinę galią prašomo objekto atžvilgiu ir vyksta pokyčiai. Ši garbė suteikta jums, gyvojo